Sveiki visi. Kalbėsim toliau apie 5 stadijų elgesio keitimo modelį. Kalbėsim apie 3 stadiją. Tai yra pasirengimo, pasiruošimo veikti stadija. Dar šiek tiek gal pasikartosiu, reiškia perėjimas iš 2 stadijos apmąstymo, svarstymo į 3 stadiją. Pasirengimo, pasiruošimo, kaip tai vyksta. Kai žmogus iš pasyvaus svarstymo apie pokyčius pereina prie aktyvesnio veikimo, jis ne tik suvokia, kad turi problemą, bet ir pradeda ieškoti būdų, kaip ją spręsti. Renka informaciją, svarsto galimus veiksmus, planuoja pirmuosius žingsnius. Šiame etape žmogaus abejonės dar išlieka, tačiau didėja vidinė motyvacija imtis konkrečių veiksmų. Pateiksiu pavyzdį. Daleiskim, žmogus ilgai svarstė, kad paimkim nebūtinai alkoholis, narkotikai. Daleiskim, žmogus svarstė, kad nuolatinis lošimas internete kelia jam daug finansinių problemų. Anksčiau galvojo, kad reiktų sustoti, bet nieko nedarydavo dėl to. Dabar nusprendžia pasikalbėti su specialistu ir domisi pagalbos galimybėmis. Žmogus pradeda galvoti, kad galėtų riboti lošimo laiką ir planuoja pirmą susitikimą su specialistu. Tai rodo, kad pereinama į pasirengimo stadiją. Taigi 3. Apsisprendimo, pasiruošimo, pasirengimo, galima visai pavadinti. Kas tai yra, esmė. Pagrindinė užduotis čia yra padėti žmogui nusistatyti realų veiksmų planą ir suteikti informaciją apie pagalbos galimybės. Šioje stadijoje skatinama kurti pokyčių planą. Padedama susidoroti su kliūtimis. Pavyzdžiui, jei tikslas yra gydytis reabilitaciniai bendruomenėje, bet nėra kur palikti vaikus. Svarbu aptarti pokyčio plano, visą šitą planą su artimai žmonėm. Kad galbūt atsiras ten, daleiskim, jo aplinkoje žmonių, kurie galės jam padėti šitų klausimų. Tai arba gali net ir pats specialistas palydėti ten klientą, sakykime, žmogų į kažkokią pagalbos programą pirmą kartą, jeigu galimybė esant. Toks padrąsinimas. Pavyzdys vėlgi. Žmogus jaučia, kad alkoholis pradeda veikti jo santykius su šeima ir darbu. Todėl jis pripažįsta, jog turi problemą. Jis nori keistis, tačiau nežino, nuo ko pradėti. Žmogus pradeda domėtis galimybėmis, kreiptis į specialistus. Tačiau vis dar lydi abejonės ir baimė. Ar pajėgs iš tiesų pasikeisti. Pasirengimo stadija. Žmogus supranta ir pripažįsta, kad turi problemą. Šioje stadijoje galima jau įžvelgti kažkokius vidinės motyvacijos apraiškas kažkokias, sakykime taip. Žmogus nori keistis, bet jam trūksta žinių, ką jam reikia daryti. Pradedamas planuoti konkretus veiksmų planas. Šioje stadijoje žmogaus vidinė motyvacija dar yra labai nežymi. Susiduriama su baimė, nežinomybė, abejonės. Taigi vėlgi pavyzdys, specialistas kartu su žmogumi aptarė, kokie pokyčiai jam yra svarbiausi.
pavyzdžiui, atkurti pasitikėjimą šeimoje ir sumažinti alkoholio vartojimą. Jie kartu sudaro veiksmų planą. Žmogus nusprendžia lankytis konsultacijose, daleiskim, kartą arba 2 kartus per savaitę. Pokalbio metu specialistas padeda žmogui išsisakyti savo baimės. Ko bijo žmogus? Bijo galbūt nesėkmės, galbūt artimųjų nusivylimų ir kartu aptaria būdus, kaip šiomis abejonėmis tvarkytis. Kažkoks vėlgi planas sudaromas. Sudarius aišku veiksmų planą, žmogus turi turėti vidinės motyvacijos įgyvendinti šį planą realiai. Taigi pereinama toliau į elgesio keitimo modelio 4, tai yra veiksmų stadija. Tai va, trumpėja mano video, gal ir gerai, aš galvoju, tai atsibosta čia klausyti visiems taip ilgai. Tai va, apie 4 veiksmo stadiją kalbėsiu tolesnėme savo video, o dabar visiems gražios likusios dienos, iki kito susitikimo.